Refleksija. Tai kai kurie girdėjo šitą žodį, kai kurie turbūt pirmą kartą net girdi. Tai pačios teorijos, ką tai reiškia, tikrai nesakysiu būtent žodyno žodžiais, pasižiūrėsit, bet refleksija yra apie save, stebėjimą, pažinimą, kritišką analizę, kodėl vyksta taip, kodėl anaip. Ir dabar paprastais žodžiais ir iš karto aš net duosiu jums pavyzdžius, ką reiškia, kai žmogus nestebi savęs, o gyvena būtent automatu ir po to stebisi, kodėl jo gyvenime vyksta viskas taip, o ne kitaip. Tai pavyzdžiui, labai akivaizdžiai turėjau šį savaitgalį pavyzdžius tokius, buvom stovykloj ir buvo dalyviai. Tai tokie trys labai tikrai puikūs pavyzdžiai, ką reiškia, kai žmogus ne savirefleksuoja. Tai pirmas buvo žmogus, pakeleivis, su kuriuo mes turėjom važiuoti, aš vairavau ir susitarėm, kad jisai kartu su manim važiuos, nes neturi automobilio. Ir buvom viską konkrečiai susitarę, kur, kada, kaip, turėjo sąrašą, ką reikia į tą stovyklą imti iš organizatorių. Ir jau pakeliui į mūsų susitikimą prasideda jo nesklandumai. Ta pamiršo, ana pamiršo, chaosą įveda, tai tu man paimk. Ir va tokie va maža ta, kad jisai pats chaotiškai gyvena, dar įtraukinėja kitus ir po to stebisi, kodėl viskas taip eina nesklandžiai. Tai pirmas dalykas, jisai net nepasižiūri, kad jisai yra neorganizuotas, jisai yra chaotiškas, jisai neturi struktūros, pats už savį neprisima atsakomybės ir va tai va dar įtraukia kitus. Kai kurios pavyksta įtraukti, kai kurios nepavyksta. Tai čia jau kitas reikalas, kad kas įsitraukia, ten irgi trūksta tos psichinio stabilumo ir psichinės brandos. Tai vat pirmas atvejs, pavyzdys, kai jūsų gyvenime vyksta chaosas ir dažnai net tokia tendencija, kad čia yra pastovi ir jūs nesuvokėt, kodėl taip vyksta. Tai va čia vat būtina refleksija, ta, kad pasižiūrėti, išanalizuoti, o kodėl taip vyksta. Antras pavyzdys buvo irgi dalyvis, kad kur be nuvažiuoja, kažkur dalyvauja, yra labai purvina atseit, šiukšlės visur, kažkokia betvarkė ir vėlgi pamačiau ką. Kažkur šiukšlės pavalgo palieka, vėlgi buvo pakeleivė atgal bevažiuojant, tai pavyzdžiui, savo tuščius butelius paliko automobilį su klausimu, kodėl tu palieki, o tai kur man juos dėt? Tai visada galima paimti ir išmesti, taip, nes čia yra svetima nuosavybė, tai būk geras žmogus ir susirink visus savo daiktus ir išnešk. Bet žmogus net nesuvokia, kad aš pati negalvoju, kaip palikti tvarką, bet aš noriu, kad aš ateičiau ir ten būtų tvarka. Tai vėlgi čia būtina ta savianalizė, savirefleksija, kodėl mano gyvenime atsitinka taip, kad kai aš kažkur nuvykstu, ten yra betvarkė. Trečias, tikrai irgi puikus pavyzdys, kad atvažiuoja į stovyklą ir ten mato, kad nėra tokio organizuotumo, kad ne iki galo viskas organizuota ir jinai įsitraukia į tą tokią vėlgi chaosą, ne tai kad betvarkė, bet ne iki galo viskas organizuota. Kodėl taip vyksta? Nes pabendravus jos gyvenime vyksta irgi chaosas, biški ten dalyvauja, biški ten, pati nežino, ko nori, pats nežino, ko nori tas žmogus ir vat būtent jo gyvenime yra chaosas, nėra tikslų, nėra organizuotumo, nes kai žmogus neturi tikslo, neturi siekių kažkokių, neturi planų dėl savo gyvenimo, tai tada ir gaunasi, kad
gyvenimas yra toks chaotiškas ir kur be nuvyktų, būtent aplinka rodys, kad tavo gyvenime vyksta tokie dalykai. Tai tokie va trys pavyzdžiai, tai yra tikrai labai puikos pavyzdžiai, kad žmogus nestebi ir neanalizuoja būtent savo gyvenimo ir gyvena tokiam automatiniam gyvenime, chaotiškam, kad toks likimas, tokie žmonės ir jisai neprisima atsakomybės pats, o būtent permeta atsakomybę kitiems. Ir pavyzdžiui, taip įdomu, kad 20 dalyvių maždaug buvo, vienoj vietoj visi turėjo tokias pačias sąlygas, 90% tas pačias sąlygas, 10% dėl miegojimo vietų. Kažkas geriau turėjo, kažkas mažiau, bet kiekvienas žinojo, kokias jisai turės tas sąlygas, bet kiekvienas gavo pagal savo būtent gyvenimo būdą, pagal savo psichologinę brandą. Ir kiekvienas tikrai vieną ir tą patį įvykį mato skirtingai pagal savo būtent suvokimo žemėlapį. Ir lygiai tas pats išeina iš šeimos, kad pavyzdžiui yra 2 vaikai ir daugiau vaikų, toj pačioj šeimoje tie patys tėvai, bet kiekvienas tą patį įvykį arba net nemato, arba mato kitaip, arba priima kitaip, išneša kažkokias visiškai kitokias traumas. Ir kad vieną ir tą patį įvykį kiekvienas mato iš savo būtent suvokimo to žemėlapio, iš savo prizmės. Ir būtent tą savo žemėlapį ir svarbu analizuoti. O kodėl taip, o kodėl ne kitaip, analizuoti save, kad dažnai žmogus būna, kad atrodo analizuoja, bet pats save apgaudinėja. Kad man atrodo, kad aš esu toks, bet pats save apgaudinėja, nes jisai nėra toks. Dažnai tai pasireiškia, pavyzdžiui, kad aš noriu rimtų santykių. Pavyzdžiui, moteris, aš noriu rimtų santykius, bet deda nuotraukos, kur tokia lengva būdė, kur pusnuogė, bet jinai ieško rimto partnerio. Pavyzdžiui, vyras irgi, jam atrodo, kad jam labai svarbi šeima, kad jisai yra šeimyninis žmogus, bet jisai pastoviai kažkur dalyvauja renginiuose, ten, nežinau, pramogose kažkokiuose ir jo namuose net kaip ir nebūna, kad jisai visiškai nėra toks šeimos žmogus arba namysėda, kad jam yra tas išorė yra įdomiau, linksmiau, bet jisai galvoja, kad yra tikrai šeiminis. Ir tai yra toks vidinis konfliktas, kad aš noriu vienaip, bet elgiuosi visai kitaip. Ir čia būtent reikalinga ta refleksija, savirefleksija, kad susivokti, o tai kogi aš iš tikrųjų noriu. Jeigu aš noriu šitą, tai kodėl aš elgiuosi visiškai priešingai. Jeigu mano gyvenime visada atsitinka kažkokie dalykai, kurie man nepatinka, o kodėl? Nes iš tikrųjų kiekviena turbūt yra prielaida, kad kiekviena siela ateidama į šį gyvenimą, jinai pasirenka, kokias pamokas turi išmokti, kokį kelią turi praeiti. Ir būtent tai ir yra, kad vėlgi grįžtu prie to, kad girdėti savo vidinį balsą, ko aš noriu ir savo protą pritaikyti būtent sujungti su to vidiniu balsu, su širdies balsu ir kad nebūtų to vidinio konflikto, kad visgi mano širdį ir mano galvoj yra ta pati informacija, yra tas pats jausmas, o ne tas vidinis konfliktas, kad aš jaučiu, kad aš noriu taip, bet iš proto aš visiškai elgiausi kitaip. Ir tam iš tikrųjų dažnai reikalingas būtent psichologas, konsultantas, kažkas, kas jūs vestų, kas jūs nukreipinėtų, kas su jumis išanalizuotų, pasižiūrėtų taip kaip iš išorės į jūsų gyvenimą, nes mūsų kultūrai nėra, kad artimiausi žmonės padeda tobulėti. Nes arba komentuoja, kritikuoja, bet nemoka duoti konstruktyviai atgalinio ryšio.
nemoka atvirai bendrauti, nes žmonės dažniausiai eina paviršutiniškai ir jie neeina į gilį. O čia būtent, kad turėtų eiti į gilį ir tada negaunu. Jūs galit net, pavyzdžiui, kaip pradžiai pabandyti savo artimuosius draugus, šeimos narius, partnerius, kad paklausti, o kokie 5 dalykai tau patinka manyje, o kokie 5 dalykai tau nepatinka. Ir pasižiūrėti, nes dažnai būna, kad žmogus apie tą patinka tai pasako, apie nepatinka nepasako, aš neturiu, tu man patinki visoks, aš neturiu prie ko prikibti. Tikrai taip nėra, nes visada yra kas, būtent kur galima tobulėti. Taip, nes galima net pasakyti, kad taip man patinka, kad tu esi toks ir būtų šaunu, jeigu dar labiau tu darytum taip. O būtent tai čia yra jų atgalinis ryšys ir labai svarbu būti atviram ir nuoširdžiam, nes jeigu žmogus klausia, tai jisai jau eina į tą savianalizės kelią ir jisai nori pažinti save ir pasikeisti arba kažkur pasitobulinti, tapti geresniu, bet ne dėl kitų, o būtent dėl savęs. Nes jeigu aš elgiuosi su kitais būtent taip, kaip aš galvoju, elgiuosi ir šneku viskas per lygybės ženklą, tai reiškia, aš gyvenu tikrai iš širdies savo vidiniu to dvasiniu keliu ir neturėsiu tokių kažkokių problemų. Jeigu turėsiu, tai net aš labai lengvai jos išgyvensiu, išspręsiu konfliktus kažkokius, tai tikrai nebus kažkokių tokių sunkumų. Ir nebus vidinio konflikto, kuris tikrai labai sekina ir psichinę sveikatą, ir fizinę sveikatą. Tai užsiimkit būtent tą savirefleksiją, savianalizę tam, kad pamatyt realybę savo gyvenime, kad ar nėra to vidinio kontakto, ar tikrai tikrovė atitinka mano kažkokius vidinius pojūčius, ar mano norai atitinka tą, ką aš turiu, kaip aš gyvenu ir kaip aš jaučiu iš būtent širdies, o ne primesta kažkokios mados arba sociumo. Tai į pagalbą tikrai esu aš ir jeigu matot, kad arba kažkur tendencija, kad kartojasi kažkokie tokie neigiami įvykiai, arba jūs turit vidinį konfliktą, kad atrodo, norit vienai, bet visada gaunasi kitaip, tai tikrai maloniai kviečiu į konsultaciją.